Taigi sveiki visi žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Paketas ir šiandieną aš jums parodysiu, kaip susinstaliuoti Lithuanian Hoops 2K24 rosterį. Tai pirmiausia, jums reikia parsisiųsti reikiamus failus, kuriuos jūs galite rasti mūsų Discord'e. Discord'o nuoroda bus aprašyme, na ir tos failus įsidėti į savo NBA 2K23 folderį. Kaip tą padaryti, jeigu jūs nežinote, galite pasižiūrėti Šojotos tutorialę. Na, o jeigu jums toliau neaišku, tai galite susikurti bilietą. Na, tai vienu žodžiu, kai jūs susinstaliuosite Modzą ir įsijungsite NBA, jūs pasitiks štai toks ekranas. Na ir aš dabar jums pademonstruosiu, kaip taisyklingai susinstaliuoti, na, šį mūsų, nesusinstaliuoti, o susikurti taisyklingai MyLeague. Tai nu žodžiu, jūs atsidarysite MyLeague, na, čia susikursit. Ir tuomet spausit Select Roster. Ir tuomet jūs nueisit į User Created Roster, suvesit mano nickname'ą, tas mano nickname'as yra Bucketas, ir pasirinksit Lithuanian Hoops 2K24. Na, čia reikia truputį palaukti, kol susinstaliuos tas visas rosteris. Na va. Tuomet jūs privalote ir turite būtinai eiti į Custom League, paspausti Start in Regular Season ir tuomet pasirinkti visas LKL komandas rankiniu būdu. Na, čia išsidėliojate lygą, kur dedate kiekvieną komandą nėra svarbu, tiesiog svarbu, kad jos visos atsirastų. Na va, tai žiūrėkit. Dabar yra toks dalykas. Į NBA vieną konferenciją jūs galite įdėti, na, mažiausiai 15 komandų, o mes sukūrėme tik 13 komandų. Tai reikia jums įdėti dar prie visų šitų LKL ir NKL komandų 1990-91 Warriorsus ir taip pat 1992 metų ir 93 Hornetsus, kuriuose bus 40 overallo žaidėjai. Na, tuomet spaudžiate, na, sukuriate lygą ir spaudžiate vėlgi, būtinai Setup Options, nes, na, ten yra svarbių pakeitimų mūsų tam rosteriui. Tai visų pirma, užsistatote sezono ilgumą 14 geimų, 14 rungtynių, dėl to, nes tuomet jūs žaisite tik prieš savo konferencijos komandas ir jums tada nereikėjo žaisti prieš kitas 40 overallo komandas ir žaisite tik su komandomis iš savo konferencijos. Na, tuomet kėlinio trukmę galite sustatyti kokią norit, aš dabar sustatysiu 7 minutės, tuomet simulatintam kėlinio trukmei siūlyčiau dėti galbūt 9 minutės. Na ir tuomet čia nieko keisti nereikia. Tuomet playoff, na, iki kiek bus žaidžiamos kiekvienos atkrintamųjų serijos. Tai, na, aišku, mes žinome, kad LKL aštuntfinalis vyksta iki 2 pergalių, tai sustatykit best of 3. Tuomet semifinals, tai čia būtų irgi LKL pusfinaliai, užsistatykit, na, yra iki 3 pergalių, tai sustatykit best of 5. Na ir conference finalai irgi vyks iki 3 pergalių, tai sustatykit irgi best of 5. Na, o NBA finalai iš esmės nėra svarbus, nes mūsų rosteris veiks tik tais iki vakarų. Na, žodžiu, NBA finalai nelabai vyks, nes jūs žaisite prieš kitos konferencijos komandą, o tai kitos konferencijos komandoj bus vien tik 40 overallai. Blet, ir vėl viską čia mūsų. Tuomet, čia viskas yra nesvarbu. Ai, nu chemistry patarčiau atsijungti, nes jeigu chemistry neįsijungsi, tai ten galimai Žalgiriui bus koks nors 20% komandos chemistry, jie ten po to sėdės paskutinį vietoj, kas bus labai nerealistiška. Na, mūsų nuomonė, jūs aišku, darykit kaip norit. Tuomet trade'us jungiam lauk, injuries jungiam lauk, nes mūsų rosterį yra irgi, beveik visose, net ne beveik, o apskritai visose komandose 40 overallo žaidėjai, kadangi
LKL komandos dažniausiai komplektuojasi po 13 žaidėjų, o šiaip pačios NBA komandos turi komplektuotis su mažiausiai 14 žaidėjų. Tai vat gaunasi taip, kad mes privalom dėti 40 overalls, nes kitaip rosteris neveiks. Tai žodžiu, jungiam injuries, jungiam trade'us. Na ir tuomet difficulty jau išsistatot kokius ten norit. Na ir viskas. Tuomet pasirenkate komandos, kuriais norite daryti, na kaip sakoma, tą playthrough. Tai imam, tarkim, Neptūną. Na ir auto-generatinam rookies, nes aš kaip minėjau, šitas rosteris yra pritaikytas tik vienam sezonui. Čia jokių rebuildų, realiai neįmanoma daryti. Aš net nemanau, ar šis būtų įdomu rebuildus daryti, tarkim, su kokiom pieno žvaigždėm ir ten pasirašinėti kontraktus su NBA žaidėjais. Na ir tiek, susikūrėte lygą ir galite žaisti sezoną vien tik prieš LKL komandas. Taigi, žiūrovai, štai toks buvo mano mūsų tutorialas ir iki susitikimo. Iki.